ruošiasi kažkokiam lenktynėm, taip pat kaip ir bėgikas, jisai nueina pabėgioti į maniežą, taip pat kaip plaukikas suplaukė baseiną, taip pat ir mum, lenktynininkam reikia be abejo reikia pasitreniruoti, patestuoti automobilį, pamatyti, ar visi mazgai veikia taip, kaip turi veikti, ir jie laikys tas apkrovas, kurias mes jiems duosime lenktynių metu. Galų gale pačiam apšilti kojas rankas, atsiminti, ko nedarai 3 mėnesius. Faktiškai visą laiką tu gyveni lenktynę, bet tu nesėdi tam automobilį, todėl kad neduoda tai kelio sąlygos, tai oras, tai gamta ir panašiai. Bet kuriuo atveju šiandien mes turėjom kelis tikslus, vieną iš jų apšilimą kojų įgyvendinom, automobilio pabandymą be abejo taip pat. Trečias tikslas - surasti vieną ar kitą defektą, kuris galėtų būti mums šiandien irgi nenorom, bet pavyko. Mes turime šiokią tokią problemą su greičių dėže, kažkur tai leidžia tepalą. Matyt, vienas iš guolių yra išėjęs iš rikiuotės ir dėl to tepalas kažkiek tai išbėga pro valsuoklį. Tai faktiškai, jeigu taip būtumėm atvažiavę į pirmas mūsų lenktynės, kur mes irgi turim ambicingų tikslų, mes tikrai atsisveikintumėm su bet kokiom pretenzijom į aukštą vietą ir turbūt, kad baigtumėm lenktynės prie kelio ir šalia kelio. Bet kuriuo atveju dabar mes turime defektą, kurį mes tvarkysim, taisysim ir manau, kad dar turėsim vieną mažą treniruotę prieš mūsų Holsvinter ralį ir tenais pamatysim, ar galim būti konkurencingi ir ar galim važiuoti tokiu pat čempionišku tempu kaip ir praeitais metais.